Sveiki visi sugrįžę į mano podcastą ir šiandien, kaip girdit, bus lietuviškas podcastas su Gyčiu Viliumi. Jeigu taip teisingai ištarius lietuviškai, gramatiškai, jeigu ne, atsiprašau. Šiandien kalbėjom su Gyčiu apie jo asmeninį gyvenimą ir balansavimą tarp asmeninio ir darbinio gyvenimo, tarp kelionių, kas pas mane irgi labai aktualu, kiek kelionių yra apie pasiruošimą rungtynėm, apie analizę rungtynių, apie klaidų analizę, apie komunikaciją. Daugelis temų palėtėm, kas liečia krepšinio rungtynės, kas vyksta iki jų, juose ir po jų. Ir aišku, ant galo dar daviau jam vietoj, kad derinius nubražyčiau greitus, eiti jaus, kur aš visą laiką svečiams duodu, tai aš jam greitus švilpukus sudėliojau ir jisai greitai atsakė. Jeigu nesat prisinumeravę prie šito podcasto, prašau prisinumeruokit, sugrįžkit, palaikinkit, pasišėrinkit. Labai įdomus podcastas, galbūt daugiau toksai nerdinis, profesinis, bet turi savo gerų šitų pamokų šitam podcaste. Tai tikiuosi, kad jums patiks ir šitas epizodas pasidalinkit ir lauksiu jūsų kitose podcastuose. Labas, sveikas. Sveiki, Benai, malonu labai. Kur, kur mes dabar, kur aš tai pagavau? Čia ofise iš tikrųjų, ne namuose, bet į ofisą atvažiavau, tai galvoju, biškelį ramiau bus, nes vaikai kartais zuja aplinkui, tai O, nereikalinga būna šurmulė. Tai va, tai ofise čia ramu, tai manau, kad bus geras laikas pakalbėti. nu, fun factas, tai teisėjai turi ofisą ar namie ofisą turi čia, ar kažkur tai ofisą nuomojasi? A, Ne, namuose neturiu ofiso, nes nėra ten to papildomo kambario, kurio norėtum. Bet čia dabar dar kitoj įmonėje šiek tiek kartais konsultuoju versle, tai iš tikrųjų čia atvažiavęs dabar ir turim čia konferencijų salę, tai labai patogu kartais ir čia net ir naktimis kartais atvažiuoji, kai reikia. Tai būna Tai, toksai kambarys savo, tai ramus. labai, labai faina, labai gerai. Galėsim irgi pasikalbėti biškai apie konsultacijas, kur tu vykdai už krepšinio ribų, nes manau irgi daug kas gal nėra susipažinę su teisėjo gyvenimo veikla, užkulisiu, tik tais mato, ką mato, žinai, ir peikia, ir keikia, ir apie tai irgi pasikalbėsim. Bet mes kaip telefonu kalbėjom, irgi paminėjai fun factą, kiek prakeliavai praeitais metais, kiek skrydžių iš viso turėjai daryti, pabrėžiant iš Lietuvos, nes nėra pats lengviausias kelias. Taip, tai kadangi Lietuva galbūt nėra pati patogiausia šalis tam keliavimui, tai maždaug per sezoną būna nuo 120 iki 140 skrydžių, nes kiekvienas paskirimas gaunasi 4 skrydžiai. Plius ten dar visos prieš sezoninės seminarai, keliavimai. Dar vasarą kažkur pakeliauji į Junktinės Amerikos valstijas pasistažuoti. Tai taip, jeigu sudedi visus tos skrydžius, tai gaunasi virš 120-140 skrydžių. Tai toks skaičius visai įdomus, sakyčiau. Mm, Ir kadangi Na, dar vienas toks įdomus dalykas, komandos turi namų rungtynės, tai jie keliauja kas antrą savaitę. O teisėjai namų rungtynių neturi. Tai jeigu tu turi gerą tą krūvį teisėjavime, tai automatiškai gaunasi, kad tu kiekvieną savaitę keliauji. Kiekvieną savaitę išskrendi trečiadienį, grįžti penktadienį, išskrendi ketvirtadienį, grįžti šeštadienį. Tada LKL teisėjauji sekmadienį, tada pirmadienis, antradienis tokia būna labiausiai galbūt laisviausia diena, nu, nebent tu tuo metu dar keliauji į Eurocapą, kuris yra antradieniais, trečiadieniais, tai taip ir sukasi, jau kai sezonas įsibėgėja, tai sukasi viskas aplink tos skrydžius ir keliavimus. Bet viskas tarkoja. Tai kaip ir kažkur esu minėjęs, tas miego disciplina labai prasta būna, tai va čia tokie būna išsiderinimai dėl ties miego labai dideli, bet nieko, ką, organizmas pripranta prie to. jo, bet čia vat miegas irgi yra, nu, turbūt vienas iš svarbiausių dalykų mūsų sveikatai, kiek jinai susibalansuoti tą miegą, kad ir galėtum, nu, mažiau sirgti, nes paskui sirgi, tai viskas taip ir tada iškrenti kažkiek, tai tas miegas yra ir trenerių problema, ir NBA problema yra, dabar gal truputį ten tvarkaraščius taip dėlioja, kad kažkiek tai komandos nebūtinai skrenda iš karto po rungtynių, o kitą rytą skrenda, nes ten, kaip skrenda su čarteriais, tu gali pasirinkti, ar tu skrisi iš karto po rungtynių, ar tu kitą rytą, bet
Tai žinai, Bet iš va, to ta problema ir yra, aš manau, kad ir žaidėjams, tiek treneriams, tiek teisėjams tas rungtynės gana vėlai jos vyksta. Tada tu gauni pakankamai didelę dozę adrenalino. Tai tu grįžti į viešbutį ir tas adrenalinas skirstosi labai, sakyčiau, lietai. Ir ten vis tiek tu iki 3 per daug ten negali užmigti, ar ten 2, 3 nakties, ar gal net ir vėliau. Ir tada gaunasi, jeigu tu turi tą ankstyvą skrydį, tai o jau koks taksi laukia 5:20 arba ten 6:15. Tai vad sakau, aš kaip sakau, turbūt geriausiai moku miegoti lėktuvuose. su podcastu ausyje. Jo, tai ten, kad užmigti. Tai, nu, va, tokia realybė, bet tokia čia, kaip pasakyti. Jo, Viskas bet čia, tvarkoj, kontroliuojama, kaip pasakyti. Čia jo, jo. Kaip sakai, vis organizmas pripranta. Pripranta tas, pripranta ir tas po to kažkur ten kompensuoja, ar pietų miego ten 2 valandas, 2,5. Tai, tai va gerai, taip. kad, gerai, kad Lietuva maža yra, nes tada ir lengviau apkeliauti savaitgaliais yra Lietuva, jeigu tau reikia kažkur tai nuvažiuoti, nes ten kitose šalyse, Prancūzijoje ir ten Vokietijoje, tai reikia po visą šalį knistis. Tai va, tai ten dar ir tos vietinės čempionatus jiems reikia skraidyti. Tai Lietuva tikrai iš to dydžio prasme labai palanki, kad tiesiog užtenka nuvažiuoti su mašina ir gali tą pačią dieną grįžti atgal. Tai jeigu dar reikėtų savaitgalį skristi kažkur, tai dar labiau tų skrydžių atsirastų. Tai va, tai tokie keliavimo ypatumai. Nu, prie tos temos dar, manau, labai svarbu irgi pabrėžti, kas irgi yra aktualu, manau, labai daugam yra, kas treneriai, kas daug keliauja, žaidėjai gal biškai daugiau būna namie, nes jiems gal nereikia analizuoti rungtynių ofise ir taip toliau. Tai kiek su šeima, kaip su šeima subalansuoji laiką, kiek laiko praleidi, kiek yra, kur tu žinai, kad ir žinai, tas yra, kad su antra pusė visi jau turi žinoti tas taisyklės, kurios yra, nes sezono metu yra 10 mėnesių įtampa ir tada reikia kažkaip tą asmenį gyvenimą suderinti. Tai aš girdėjęs esu labai tokią gerą mintį, kad man labai patinka. Sako, pasiekti karjeros nėra taip sunku, bet pasiekti karjeros nesugadinant asmenio gyvenimo, va čia tai iššūkis. Kas čia sakė, čia geras pastebėjimas. FIBA World teisėjų instruktorius, nu, pats direktorius, atsimenu, buvo pats pirmas susirinkimas, nu, kai visą laiką čia tais metais, kai gavau FIBA. Tai aš atsimenu ten visas, ten, aišku, žinot, iš karto ten nu, mes stebėsim, tas, kaip pasakyt, nu, tas presas, tas, kaip ir turi būti, kaip visą laiką, ir po to va, ta mintis, tas pasakymas, gal net tuo metu nebuvo toks aktualus, kaip tik tai vėliau dar supranti tų žodžių svorį. Tai va, tai grįžtant prie to klausimo, kaip subalansuoti, nu, tai automatiškai, kad sezono metu to balanso nėra. Nu, čia tu, nu, ką tu nori tą daryk, to balanso nėra. Ir vis tiek, kai tu grįžti namo, dar vis tiek ten suki filmą apie rungtynės, nu, natūralu. Ir kartais ten vis tiek dar būni jau žiūri, kad už kelių dienų kitos rungtynės, už karto galvoji scenarius, kaip ko apie tas kitas rungtynės, nu tai tą balansą surasti tikrai, sakyčiau, nėra įmanoma. Ir nukenčia tikrai šeima, vienas dalykas, vienintelis dabar laikas, kada tu gali tą balansą, kaip pasakyti, kaupiamuoju tuo atžvilgiu atstatyti, tai vasarą. Kai daugiau tada gali būti ir tiesiog net tą žodžio prasme su šeima ir su vaikais, nes vaikai jaučia, ar tu esi čia ir mintimis čia, ar tu esi čia tik tai kūnu, bet tavęs iš esmės to tikro dėmesio nėra. Tai to kokybinio laiko atžvilgiu, aš sakyčiau. Tai, nu, va toks va balansas. Sezono metu kenčiam, o vasarą bandom atsigauti. Tai, bet taip jau yra. Tai jau čia tiek metų iš eilės, tai jau taip yra ir visi tą supranta. Taip ir Taip sakė, per mano podcastą su komunikacijos ekspertu kalbėjau iš Slovakijos ir sako, pas juos nėra to termino balansas, ne, tarp to gyvenimo ir darbo, yra organizuotas disbalansas. Tai tu va, faktiškai turi tą visą disbalansą pastoviai iš naujo organizuotis, nes jo yra įprotis, čia yra dalis viso to, tas disbalansas. Ir tu turi tada tuo metu, tuo laiku prioritizuoti tam tikrus dalykus. Kaip ateina laikas tada su šeima, vakarienė, telefonai iš šono, tada su taip. šeima, jeigu darbas ir taip toliau.
Tai va šitas atskirimas gal labiausiai reikia, nu va toks tam sezono metu, kai jeigu yra tam tikras laikas, tai tiesiog jau atsiriboti tą tam tikrą laiką ir jau kai bus galimybė, tada 100% pasinerti atgal tas darbas. Tai negalvoti, kad pusė ant pusės, kaip pasakė. Tai čia galbūt ir mano tobulėjimui, sakyčiau, yra sritis, kur galėčiau geriau tą padaryti. Visiems tas, aš dar neturiu šeimos, tai tas yra man truputį lengviau, gal netgi per daug yra tų, per mažai, gal per mažai turėjimo, žinai, per daugiau daug to pasirinkimo, tai tą turiu erdvės savo labai daug, tai tą labai daug savo, tą erdvė užėmė savo, vat kaip mes dabar darom. Bet kaip taisyklė visą laiką tai būna. Kuo labiau užimtas, tuo labiau viską padarai. Kuo daugiau laisvės, tuo mažiau viską suspėjai. Tai manau, kad viskas bet kokiu atveju bus gerai. Tai, na, aš manau. Gerai, šiandien mes analizuosim teisėjo tiek analizę prieš rungtynės, rungtynių metu, komunikaciją, paskui analizę po rungtynių, bet iki to, kol daeisim, tai dar norėjau irgi paklausti, kodėl būtent šitą profesiją pasirinkai, kaip tu į šitą kelią pakliuvai, nes yra kaip ir irgi mes kalbėjom ir kalbėsim ir kiek daugiausiai peikiama profesija turbūt, ne, kur visi iš visų pusių gauna, niekada nelami, faktiškai visą laiką esi toks kaip ir įtampoje, nebent žinai, išeini iš rungtynės, kur gali pasakyti, gerą darbą padariau ir viskas tvarko ir tada valio, bet, nu, pergalės nešventi. Ir gauni iš abiejų pusių gauni daugiausiai kritikos pastoviai. Tai čia yra toksai, kur ištisai, prieš rungtynės, po rungtynių, rungtynių metu. Bet kaip tu pasirinkai šitą profesiją, kas tave traukia link teisėjo karjeros? E, Vienas dalykas, kad kiekvieną tą situaciją tu gali matyti iš vienos pusės, visą laiką peikiamas ir kiekvieną tą situaciją gali matyti iš kitos pusės. Jeigu tu pažiūrėsi tą situaciją, tai kad spaudimas yra privilegija, tai ta situacija atrodo jau visai kitokia. Jeigu tu gauni spaudimą visą laiką, kiekvieną kartą, ar prieš rungtynės, rungtynių metu ir po rungtynių, ir tas didelis spaudimas ir ažiotažas yra didelis, ir tu esi ten, tose rungtynėse, reiškia, čia yra privilegija, kad tu ten esi. Tai man labai patinka tą visą laiką, ne vieną pusę matyti, o dvi pusės medalių visą laiką. Tai kitas dalykas, kad, nu, kaip pasakyti, aš buvau eilinis Lietuvos vaikis, kuris žaidė krepšinį. Tai čia, kaip pasakyti, mūsų tas krauja, tai nuo 7 metų iki 17 žaidžiau krepšinį. Ir aš galėjau matyti tą teisėjimą šiek tiek iš kitos pusės, kadangi mano tėtis buvo teisėjas. Jisai teisėjavo krepšinį. Bet tuo metu, kai jis teisėjavo, tai finansinis svertas nelabai buvo didelis, o šeimoje augo 2 vaikai. Ir jis pasirinko kitą tą darbo sritį ir vėliau vėl grįžo į krepšinį teisėjauti. Ir tuo metu man kaip tik buvo 12-14 metų. Ir aš važiuodavau į tas rungtynės ir žiūrėdavau, kaip teisėjauja teisėjai. Mačiau tą visą bendruomenę iš kitos pusės. Ir sakau, ir aš tą teisėjimą mačiau iš kitos pusės ir atėjo tas metas, kai aš nusprendžiau irgi pabandyti tą teisėjimą. Tėtis dar vis sakydavo, tu žais krepšinį, spėsi pateisiauti dar. Tu žais, sako, ir viskas. Tai tas buvo smagu ir galiausiai, kaip pasakyti, kai jau pasirinkau, sakau, noriu pabandyti, tai vienas buvo toks rimtas pokalbis. Sako, taip, jeigu pradedi, tai arba teisiauji taip, kaip pasakyti, rimtai ir tą žiūri vis 100%, arba tada geriau net nepradėti. Tai buvo toks mūsų pokalbis ir sakau, nu, mano privilegija buvo, kad aš tikrai turėjau labai gerą mokytoją ir kuris man padarė visus tuos pagrindus. Ir tas, sakyčiau, gal labiausiai disciplina tam darbui. Nu, nepaslaptis, kad tėtis pas mane buvo griežtas, bet teisingas. Tai jeigu mes aikštelėje, žinot, jūs turite tą spacingą, tą išsidėstymą ir visą kitą, tai va tas buvo pati pradžia, tai tas buvo mūsų mechanikos, tas labai didelis fokusas. Niekada nebuvo, pavyzdžiui, pradžioj teisėjimo, mes nekalbėdom niekada arba ten geras sprendimas ar blogas sprendimas. Sakydavo, tie sprendimai ateis savaime, jeigu tu būsi geroj vietoj, tinkamų laikų ir svarbiausia, tu turėsi gerą požiūrį į pačias tas rungtynės. Tai va tokia buvo ta mokykla. Va taip pradėjau aš teisiauti ir moksleivių krepšinio lygoje. Ir tas požiūris buvo labai, nu, labai skiepijamas, nes visą laiką sakydavo, kad tie treneriai, kurie dabar yra moksleivių lygų ir kuriems tu teisėjauji, tie treneriai taps
ateityje LKL treneriais ar kažkur kitur ir jie visą laiką atsimins taip, kaip prisimins irgi, kaip tu teisiaudavai toj moksleivių lygoj, ar tu 100% atiduodavai save, ar tu, ar tu ten kažkur tinginiaudavai, ar tą. Tai su kiekvienom rungtynėm jis sakydavo, kad tu kuri savo įvaizdį. Tai visą laiką tu turi, nu, va, tokia ta buvo mokykla ir, kaip pasakyti, ir tikrai labai dėkingas šitai pradžiai, kurią davė. Tai dar dabar, aišku, pasišnekam, bet jau šiek tiek apie detalės. Tai va, tai pradėjau tą teisėjimo, tą karjerą ir taip pradėjau keliauti, gana anksti iš tikrųjų. Į šitą sritį pasukau. Detalės, detalės yra vienas dalykas ir tas techninis dalykas, bet psichologija yra kitas dalykas, manau, labai, labai iš visų pusių tą atlaikyti, kaip sakai, yra privilegija, bet ir tą suvokti, kad yra privilegija ir paskui mokėti atsijungti, mokėti pasiruošti, mokėti išlaikyti tą emocinę pusiausvyrą rungtynių metu, tai yra labai didelis iššūkis. Ir kaip sakai, tėvai įtakoja tave, mano tėvas buvo krepšininkas, mane įtakavo, automatiškai artimieji įtakoja, nes tu matai įvaizdį, tu matai kažkokį pavyzdį, kur tu nori irgi tada siekti to paties. Ką tu matai šiais laikais su tėvais, tėvų įtaka ne savo rate, bet teisėjam, kaip eina rungtynės, kiek tėvai įtakoja teisėjo įvaizdį ir tą atspindį išoriniam žmonėm, kurie stebi rungtynės. Tai dabar kaip tik neseniai man teko būti moksleivių krepšinio lygoje rungtynėse ir stebėti iš šono tas rungtynės ir stebėti, žinoma, stebėjau teisėjus. Bet tuo metu tam fone kaip tik buvo ir tėvelio elgesys būtent per tas rungtynės ir ką aš girdžiu aplamai, kas vyksta moksleivių krepšinio lygoje, tai tėvelių elgesys ir įtaka, aš manau, kad yra tokia labai didžiulė. Ir dabar šiuo metu daug teisėjų neteina į tą teisėjimo profesiją ir aš manau, kad jų galėtų būti žymiai daugiau. Ir vienas dalykas, kad, tie teisėjai, kurie jau ateina teisėjauti ir jie gaus tą spaudimą iš tėvelių, kur ten per balkonus persisveria, jie ten rėkia ant to teisėjo, ne dėl, kaip pasakyti, neapeliuodami į sprendimo teisingumą, bet blogiausia, kad yra apeliacija į asmeninį teisėjo, bruožą ar širdį ar kažkas tokio, tai yra asmeninis užgauliojimas. Aš manau, kad labai yra skirtingi dalykai, kai yra apeliuojama dėl epizodo, kas yra mūsų tam aukščiausiam lygyje, kur dėl teisingai ar neteisingai priimto to sprendimo ir apeliacija yra į epizodą ir patį, kaip pasakyti, veiksmas Veiksmės. ar nesušilta. Ir kitas yra, kai yra apeliacija įžeidžiant patį žmogų. Tai aš manau, kad čia labai dideli yra skirtumai tarp teisėjo spaudimo. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tie teisėjai, kurie jau ateina, tai jų nelabai išgąsdins su to spaudimu. Jau jie ten gal vienas kitas gal net laikys ir sakys, kam čia man reikia, bet jau jų ten nelabai ten išgąsdins. Bet kitas dalykas yra tada tas toks bendras šiek tiek įvaizdis, būtent nuo moksleivių lygos, apie tai teisėjimą. Nes, sutikime, kad turbūt ne visi žaidėjai, kurie tampa, kaip pasakyti, LKL teisėjais ir daugiau, neteisėjais, žaidėjais ir daugiau, bet tie, kurie, pavyzdžiui, žaidžia tą krepšinį, puikiai supranta tą krepšinį, turi gerą discipliną, nes jie kiekvieną dieną treniruojasi, myli tą krepšinį ir aš manau, iš tos komandos galbūt ir galėtų tapti teisėjais, jeigu tas bendras biškelį požiūris būtų šiek tiek kitoks. Nes jeigu edukuoti tėvai tuo momentu, pavyzdžiui, žaidinėja ten tą teisėją, kažkokį, kuris ten teisėjauja, tai tas žaidėjas, kuris žaidžia tą krepšinį ir galbūt nepavyksta būti krepšininku, galbūt jam pavyktų būti gerų teisėjų, bet tas visas bendras įvaizdis jau nuo moksleivių lygos yra toks, kad jis nesirenka to kelio, nes visus tos metus tėveliai galbūt ten buvo prieš tos teisėjus, tai kaip dabar rinksis tą profesiją. Tai aš manau, kad toks šiek tiek būtent toj srity šiek tiek suvaldymas emocijų galbūt leistų daugiau teisėjų pritraukti. Aš nekalbu apie aukščiausią lygį. Aš manau, kad aukščiausiam lygiai, aš manau, kad
žiūrovai, kai ateina, jie gali ten išlieti tą emociją, kokią jie ten nori ir kaip jie nori. Ir aš manau, kad čia jau, kaip pasakyti, jau čia paliekam tą dalyką ir čia nereikia čia į tai gilintis, bet būtent tam srity, kaip pasakyti, tom pirminiai srity, aš manau, kad, nu, reikėtų šiek tiek tokią atsirinkti spaudimo formą. Taip, sakyčiau, gražiai pasakyčiau. Jo, čia, žinai, ne visi tampa Mindaugais Kuzminskais. Ne visi, jis, kas nežino, jisai irgi buvo pradėjęs teisėjauti vienu metu ir paskui išaugo, aš nežinau, ar 10 centimetrų, ar 12 kažkas tokio, aš dabar gal bijau sumeluoti. Ir tada sugrįžo vėl tapo krepšininku. Tai Nu, bet aš toks, net nebejoju, kad Mindaugas būtų buvęs puikus teisėjas. Ta prasme, nu taip, taip. būtų tikrai, aišku, ge, kai tapo tokiu gerų krepšininku, tai žinoma, pasirinktum krepšininko karjerą. Nu taip, taip, bet čia yra tas, aš čia užsirašiau, kaip tai žinai, dabar šiais laikais turim opcijas, nu, vaikai Taip. turi opcijas, paaugliai turi opcijas, nebūtinai eiti į teisėjo krepšininko karjerą, yra daugelis profesijų, kur anksčiau net neegzistavo, nebuvo, kur surišta su IT ar su kitom technologijom. Ir uždarbis yra tikrai, karjera gal visiškai kitaip susiklostytų ir visai kitaip galėtum uždarbį gyvenimui, normalų gyvenimą gyventi ir savo ramiai kažkaip tai negalvojant apie krepšinį ir tiesiog kaip fanas eini žiūrėti, ar palaikai vieną komandą ar kitą komandą ir nesi teisėjas, nedalyvauji. Aišku, tai čia su ambicijom surišta, kiek tu nori siekti tos karjeros ar ne, bet tas yra, kad tėvų atsakomybė čia dabar yra tėvai, kur svetimą žmogų teisėjai svetimą žmogų žemina, niekina ir asmeniškai puola, bet jie turi tą pačią įtaką ir namie, ir čia yra kur su vaiku, kur aš matau irgi tėvų įtaką trenerių sferoje, kur krepšininkui jaunam turi kažkokius įgūdžius perteikti, atsakomybę perteikti, žinai, kad tu už save atsakai ir tu turi kažkiek tai ir savo veiksmus atsakyti. Ar tu iš karto keisi sporto mokyklą ir tada eisi kažkur tai kitą krepšinio mokyklą ir ten sportuos, nes tau nepatiko, kaip treniruotė praėjo. Ir čia toksai yra, kad tėvų atsakomybė ir su vidinio atžvilgiu, su vaiku, bet ir su kaip tą įvaizdį, kuri kito žmogaus svetimą žmogų niekini, nors jisai ten dabar kažkokią profesiją atlieka, tu dabar neini ir ten su juo ant tu esi, bet tu vis tiek, nu, čia yra žmogus, čia bėgioja žmogus, kuris atlieka kažkurį darbą, kur mes visi, kur įtakoja mūsų žaidimą ir mes turim kažkaip tai pagarbiai elgtis ir tą tokią kažkokią ribą turėti, neniekinti žmogaus. Nu, bet ir mes turėjom tokį susitikimą su krepšinio mokyklos treneriais ir jie patys, tas klausimas tiesiog buvo, nu, tiesiog diskusijos forma iškeltas ir jie tikrai sako, nu, ta problema tikrai yra. Ir jie sako, nu, tie tėveliai sako ir mums aiškina, kaip treniruoti viską, kaip tą daryti. Tai aš suprantu, kad tas nėra, bet aš suprantu ir tėvelius, ta prasme, nu, jie, žinot, kaip pasakyti, jie labai nori, kad viskas gerai pasisektų, labai jie nori, kad, nu, viskas gerai sektųsi ir kad niekas būtų nuskriausta taip, kaip jie mato tą situaciją. Aš suprantu, jie reikia visą laiką galvoti, kaip tas žmogus mato tą situaciją. Jiems atrodo galbūt kažkas neteisinga, o galbūt buvo neteisinga, bet aš tikrai matau, kad, nu, tie žmonės yra edukuoti ir tą pasirinktis, tą formą, nu, tikrai įmanom. Tai aš, jeigu kviečiu, jeigu kas nors klauso iš tėvelių, kurie turi savo vaikus, tai kviečiu pasirinkti tą formą ir galbūt netgi ir kitus sudrausminti, jeigu vyksta kažkokie dalykai tokie. Labai svarbu tą atpažinti jo. Ir vienas dalykas, ką aš dabar irgi man iš karto asociacija kilo, Jordan Petersonas kalbėjo apie tai, kaip vaikus augina. Ne apie sportą, bet kaip vaikus augina. Ne? Kaip jis labai didelį turi tą savo nu, teoriją susidėliojęs pagal visus mokslus, kuris įtyrė. Ir aš visą laiką asociacijas ieškau su krepšiniu. Ir tas yra, dabar neseniai irgi dar girdėjau, kaip vieno tėvo užklausė tėvų, kas yra sunkiausia buvo, kaip auginai vaikus, tai yra paleisti. Ir Petersonas irgi sako, tai tas yra, kad vaikus bandai taip saugoti, be auklėjant, krepšinį auklėjant, žiūrint ir viską kontroliuoti aplink jį, kad tik tais vaikas būtų saugus ir jam, kad būtų geras kelias. Kas čia žino, koks yra kelias? Mes visi pirmą kartą gyvenime. Mūsų gyvenimas yra
pirmas. Mano gyvenimas yra, nu, aš nežinau, gal vėl buvo kažkas dar pasąmonėje, kur prieš gyveno, bet iš esmės mes nieks nežinom, mes eksperimentuojam pasąmoningai su kažkokiais faktais, kur mes susidėliojam ir tada bandom pagal tai sprendimus priimti. Ir tada tėvai irgi tą paleisti vaiką ir jam duoti, suteikti tada treneriui tą kažkokią atsakomybę ir jam tada duoti perleisti tos pratimus ir vaikas auga ir jisai tada išmoks ir žaisti, ir teisėjauti, ir suras savo kelią galų gale. Gal jisai bus laimingesnis ieškant savo kelio pats. Nu, dar vienas toksai faktas ir galėsim uždaryti tą temą. Tai kolega toks Jos Zabarkauskas, jis yra LKL teisėjas, bet prieš 4-5 metus jisai turėjo komandą Lietuvos moksleivių krepšinio lygai ir 2 kartus tapo čempionu, nu, pirmą vietą. Tai aš manau, kad vis tiek jau pasiekimas. Lietuvoje tapti čempionu yra pasiekimas. Tai iš jo komandos, aš manau, kad gal 3-4 žaidžia krepšinį profesionaliai, 2 dirba, kiek žinau, bando dirbti treneriais ir vienas yra LKL teisėjas. Šiais metais pateko į LKL. Ta prasme, jisai matė tą teisėjimą iš kitos pusės ir jisai pasirinko tą kelią, žaidė gerai krepšinį, turėjo gerą supratimą, turi gerą supratimą, nu ir jam tas kelias yra lengvesnis ir šiais metais jisai debiutuos tam LKL. Tai va, tiesiog pavyzdys, ta prasme, kaip pasakyti, kaip tas viskas atrodo. Tai va, tom ir galim uždaryti temą ir įdėti Gerai. tašką. Gerai, tai važiuojam tada visų pirma į bendrą pasiruošimą. Tai prieš einant į rungtynių pasiruošimą, bendrą pasiruošimą, koks yra reikalavimas teisėjų fizinio pasiruošimo forma? Kiek kartų sportuoji vasarą, kiek sportuoji, kiek aš įsivaizduoju, kad reikia sprintuoti vienam kažkur, rasti maniežą, kur tu gali sprintus dėti ir fiziškai ištvermę ir galingumą ir jėgą treniruoti. Kokie pratimai ir kokie reikalavimai yra? Tai paprastai sakant, tai vyksta tie vadinami matavimai ir testavimai kiekvienam seminarui. Tai mes turim tuos testą, BIP testą, kuris 86 atkarpos per aikštelę, tai maždaug per 10 minučių. Ir jis tikrai nėra labai sunkus, bet nėra ir lengvas, taip sakyčiau. Toks tikrai yra ką išbėgti. Bet ir, aišku, žinoma, yra tie svirimai ir tų riebalų masės matavimai. Mhm. Tai viskas. Bet čia iš tikrųjų tik tai tokia priemonė tam matavimui, bet visi teisėjai sportuoja ir tam fiziniam pasiruošimui, ir vizualiniam pasiruošimui skiria tą dėmesį. Ir man pačiam aš nesu labai fanas bėgiojimo, taip galėčiau pasakyti. Jau ten, kur reikia, ten pabėgioji, kad palaikyt ant tą, bet aš labiau myliu nueiti į sporto salę tą geležį biškai palaikyti. Tai man tas tikrai teikia malonumą ir patinka. Tai va čia toks, o pasiruošimas, tai nežinau, dabar jau kaip pasakyti, dabar vasarą irgi niekada nenumetu sporto netgi kokiam 2 savaitėm, tai visą laiką tas sportas yra palaikomas ir visą laiką tu važiuoji, nes ir žmona man kartais sako, kokias 3-4 dienas jau nepaėdu, sako, jau matau, sako, tau jau trūksta, sako, eik, sako, susirašti salę kur nors, sako, biškai pajudėsi, sako, geresnės nuotaikos tapsi. Tai Taip. toks nuolatinis, aš manau, kad čia kaip ir krepšininkams, tai jau jie ten visą laiką tą palaiko tą formą, nes viskas susideda į tą confidence ir tavo tas rungtynėse teisėjimas irgi viskas į kiek tu confidence jautiesi pats iš savęs. Tai jeigu kiekviena tas pasirašymo detalė tau duoda confidence, tą pasitikėjimą, tai va čia viską ir tu bandai daryti, kad kuo geriau tu jaustumės po to aikštelį. Tai manau, čia natūralu ir tam lygyje tas yra privaloma ir čia toks kažkoks savaime suprantamas tiesiog dalykas. Ir viskas. Jie ten oro lygoje pas jūs irgi vienas prancūzas ten labai gerai užsikačiardinęs, irgi geležį Jo, mėgsta. medis, taip, taip. Nu, jam genetika irgi davė šitą dalyką, bet žinoma, irgi daug skiria tam laiko, bet tai va, tai. Ja, Jis, nu, jeigu norėtų, man atrodo, dar galėtų būti didesnis, bet tik prilaiko tą svorį. nu, aš manau, kad ten riebalų masės nedaug, ten turbūt praeina iš karto net nematuoja. Nu, taip.
Kaip jūs skautinat, kaip jūs ruošiatės komandom, rungtynėm atskirom, skautinat komandas atskirai prieš tai, ar jūs žiūrit praeitas rungtynės tiesiog žiūrėti, kokį stilių žaidžia, ant kiek, kuriuose vietose gal į baudas kreipti dėmesį, kaip, į ką kreipia dėmesį, kaip ruošiatės vienai komandai atskirai, ar vienam rungtynėm, kur žiūrit dvi komandos. Aš asmeniškai žiūriu visą laiką pilnas rungtynės ir man reikia pažiūrėti visas pilnas rungtynės. Ypatingai, manau, kokias po dvi minimum pasižiūri, tai dvi ir dvi ir ypatingai jų komanda žaidžia namuose, tiesiog pasižiūri jų būtinai namų komandą, namų rungtynės, kaip jie žaidžia, vis tiek tas visas pajausti tą visą atmosferą, kaip ten atrodo. Aišku, kartais būna tie atskiri klipai, nu, iš rungtynių iškarpyti, kur kokios pražangos, ar kažkas buvo nesušilta gerai, arba kažkokie ten nelegalūs veiksmai, kurie buvo neužfiksuoti ir visa kita, bet man asmeniškai aš nesusidarau to pilno vaizdo komandos. Tai dėl to man atskiri tie klipai man neduoda tokio gero, atrodo, jausmo, kad tu esi pasiruošęs. Man geriau iš karto matyti, kaip komanda pradeda, nuo ko jie pradeda žaisti, kaip jie, kokį jie stilių propaguoja, kokie ateina keitimai ir kaip pasikeičia po keitimų jų stilius. Tai man pamatyti tą pilną vaizdą, tai nu, būtina ir man tas žymiai geriau. Tai aš manau, jeigu atsakant į klausimą, tai taip, teisėjai tikrai žiūri, skautina tas rungtynės ir pasiruošia kitom rungtynėm. Bet dar pirmas svarbus kitas dalykas, kad pirmas dalykas, bent jau mano disciplinui, ką aš dirbu, tai pirmas dalykas, kai tu baigi rungtynės, tu peržiūri tas rungtynės iki kitų savo rungtynių. Bet čia pas mane toks yra būtinas dalykas, netgi tose serijose, jau kai žaidžia atkrintamosios LKL, kai ten kas antrą dieną teisiauja arba teisiauja 2 dienas iš eilės, bet vis tiek randu to laiko peržiūrėti tas rungtynės, nes pirmas dalykas, tada tu aiškiai jau žinai, jau ir taip jauti, kad kažkokie momentai buvo geri arba blogi, bet aiškiai tu juos matai. Ir pagrindinis dalykas atsikratyti blogų įpročių. Tai jeigu tu matai, kad rungtynėse kažkoks, jau tu matai, kad atsiranda koks vienas arba net netinkama pozicija, arba pirminė netinkama pozicija atakoje, tai čia vadinasi jau tas blogas įprotis ir tu jį labiausiai nori pasinaikinti, kad jis neužsitęstų iš rungtynių rungtynės. Nes kuo jis ilgiau tęsiasi, tuo sunkiau jo atsikratyti. Tai va tavo disciplina, kad tu pirmiausia peržiūri tas rungtynės, kurios buvo, o tada tu tada eini prie kitų rungtynių pasiruošimų ir tada žiūri tų komandų, kaip jie žaidžia, ką jie žaidžia ir tada eini į tas kitas rungtynės. Tai va tokia ta rutina ir ta disciplina. Jo, čia galiu irgi vėl asociacija su trenerių darbu, kur esu dirbęs su treneriais, asistentais, kurie klipus tik tai žiūrėdavo, nes, na, aišku, laiko mažai yra, bet klipus peržiūrė ir ten gal vienas rungtynės pilnos peržiūrė, bet daugiau per klipus dirbdavo. O aš turėdavau karpyti, tai čia dar buvo pradžia mano karjeros, ir taip karpai ir tada klipus duodi, bet tu matai visą ritmą, tu Tai matai va dinamiką. tas ir yra, tu I- negali pajausti kitų rungtynių, Taip. realiai, kas ten, iš ko ten viskas, kaip ten viskas užsikūrė, pavyzdžiui, ar ten tas blogas momentas atėjo, gal prieš tai jau keli momentai buvo kažkokie, nu, neaiškus ir toj grei zonoj ir tada tas viskas, nu, manau, kad nežiūrint pilnai rungtynių visų neįmanoma taip viską jausti, kas vyksta rungtynėse, arba bent jau būti pasiruošusiam taip pilnai, taip Taip, sakyčiau. pilnai sutinku. Aš jaučiu tada kaip eini tada į tas rungtynes, kur tu skautinai ir tu jau tokia anticipacija, tu jau žinai, matai veiksmą, tu jau žinai, kas bus. Tu jau automatiškai iš tos eigos jau atpažįsti, tavo asociacija vyksta, nes tu matei jau per ekraną, kas bus ir tau kažkaip tai viskas yra daug lengviau apčiuopiama. Ir manau, kad čia lyginai ta pati situacija. Nu, tai jeigu tai leidžia sutaupyti bent pusę sekundės rungtynėse, nu, atpažįstant, tai jau visam žinybė, kai vienas treneris yra per mūsų scenariją, sako, nu, jeigu Taip. sutaupai 1 sekundę, tai čia yra visam žinybė. Tai, Taip. tai va, tai bandai kažkaip pavokti tą sekundę rungtynės. O į trenerius kreipia dėmesį, žiūrint, atsižvelgiant į rungtynės, jeigu varžovo, ką treneriai daro, kokią taktiką jie pasirenka, ar kaip jie su Tai teisėjais viską elgesi. žiūri. Ir žaidėjus žiūri, ir tos emocinius lyderius, ir kaip jie elgesi, ir aišku, ir trenerius žiūri, ir matai ten tą elgesį arba situaciją. Tai viską tikrai žiūri, nu, nes tas viskas susideda.
į paprastą dalyką tą rungtynių valdymą, tai kuris bus kitose rungtynėse. Tai o tas yra svarbiausia ir tas flow, tas rungtynių, tai kiekviena ta detalė nu, labai tau padeda tose rungtynėse, kaip pasakyti, gerai atlikti darbą. Čia yra pagrindinis dalykas. Tai tavo tikslas yra gerai atlikti darbą. Tai, jau. Tai jeigu bet kuri detalė tau padeda, tu turi imti ją ir bandyti naudotis. Rungtynių metu tada einam į rungtynės, žengiam jau į aikštę ir tada vyksta veiksmai, flow, tu jau esi pačiam vidury rungtynių. Kas tau, kas mes irgi labai daug kreipiam dėmesį į komunikaciją, kas tau rungtynių metu yra svarbiausia, kas atsižvelgiant į komunikaciją. Ar tai būtų su žaidėju, ar tai būtų su treneriu, ar tai būtų tarp kolegų, su kitais teisėjais, kur yra komunikacijos didžiausiai taškai, tarkim, ramščiai. Tai prieš pradedant komunikaciją, pats didžiausias ramstis yra ta rungtynių pradžia ir tas, kaip tu įeini į rungtynės su savo sprendimais. Ir mes dažnai kalbam prieš rungtynės pasitarime rungtynėse. Ir niekada, nu, bent jau tuose rungtynėse, kur aš būnu vyr teisėjas, bet dažniausiai ir jeigu aš nebūnu vyr teisėjas ir kitose lygose ir ten kas nors padeda, niekas nešneka apie tą rungtynių valdymą arba kaip pasakyti, kaip suvaldyti ten karštus momentus nuo to dalyko. Pirmas dalykas, ką norisi įeiti į rungtynės, tai geri sprendimai, ramybė, nuoseklumas abiem komandoms vienodai. Pirmiausia, sudėliojam tos kontaktus, gerai švilpiam, kaip pasakyti, susirenkam visus akivaizdžius, kad nebūtų nepertų į grubumą, leidžiam jiems legaliai, ką jie daro legaliai, gintis ir fiziškai, bet legaliai, nes čia yra dažnai mitas grubumas ir fiziškumas. Tai va, nuo to pradedi tas rungtynės ir sakom, ir tada žiūrim, kas vyksta tose rungtynės. Ta prasme, kas vyksta aplinkui ir kaip treneriai reaguoja ir visa kita. Ir čia, aš manau, labai didelis tavo pagrindas komunikacijai. Jeigu tu turi gerą pagrindą, kokybinį pagrindą komunikacijai, tai jinai žymiai lengvesnė ir su treneriu. Ir ties treneris galbūt irgi jaučia, kad nu, nėra didelio pagrindo ir gana sunku tą spaudimą padaryti, jeigu jis nėra specialus ir nėra, kaip pasakyti, tas dalykas. Tai ir tada tu komunikuoji su treneriais, tada tu komunikuoji su žaidėjais ir tada tas gyvenimas yra žymiai lengvesnis. Bet tai sakau, tas pirmas dalykas, tai aš sakau, pirmiausia, pradedam nuo kokybinių ir tada mes galim komunikuoti. Nes jeigu tu nepataikai ritmą, tai ten gali komunikuoti, ką tu nori. Ten, jeigu praleidai, aišku, faulą ten tokį, tai nelabai ką treneriui tam ir pasakysi. Gali nebent pasakyti treneriui, praleista pražanga ir viskas. Tai čia tik tai tokia komunikacija bus. Bet jeigu yra nu, situacija, šilpukas, ta prasme, tavo manimų teisingas, tai tada komunikacija jau su treneriais yra kitokia. Tai va. Jeigu iš komunikacijos, aš manau, kad pirmas dalykas, kai tu komunikuoji su žaidėjais arba treneriais, nebandyti jų įtikinti savo teisingumu. Tu turi pristatyti tik tai faktą, ką tu matei ir kodėl tavo tas sprendimas. Nes reikia suprasti ir jų, tam karštam momente yra skirtingi kampai. Ir tas treneris galbūt matė iš skirtingo kampo. Ir jeigu tu pasakai, kad arba žaidėjas ateina, sako tą, sakai, iš mano kampo, ką aš mačiau, buvo mušimas į dešinę ranką metimo metu. Arba ant pirmo žingsnio buvo blokavimas kūnų ir tada sušlipiau šitą nelegalų kontaktą. Iš mano kampo. Nes čia gaunasi taip, kad tu neapeliuoji į jo nuomonę. Tu tik pristatai faktą. Ir nėra konfrontacijos. Jeigu tu pasakysi, ne, tikrai tau pražanga, tai sakys, nu ne, aš nejaučiu. Tai žinot, tai čia reikia išvengti konfrontacijos. Ir va čia aš manau, kad pagrindinė komunikacijos dalykas. Gerai, tada man dabar tokia iš karto mintis kyla, dinamiką keičiam dabar tarpusavį. Dabar tu iš savo zonos nematei, tu nejautei, tu žiūrėjai, matai faktą, kad tau iš tavo pusės nebuvo, bet iš tavo kolegos ar kolegės zonos galėjo būti ir gal ir buvo, ir dabar nepakišti po patranką. Taip. Kaip tu išsprendi tas situacijas, kur tu žinai, nes tarp teisėjo vis tiek irgi yra kažkokios asmenybės, kur tu gal prie visų ten nesišakosi, gal rūbiniai, tada išeisi įsiaiškinsi kažkokius dalykus. Man įdomu, tarp teisėjų kokia dinamika yra, kur vienas kitą, kad nepakiši po patranką ir ant kiek tu gali išspręsti tos dalykus ir ar būna kažkokie konfliktai tarpusavyje rūbiniai. Galim šitą klausimą iš tikrųjų atskirti į dvi dalis. Tai nepakišti po patranką, tai ir kaip tas konfliktas, tai
Nu vėlgi, tas požiūrio kampas yra. Paprastas yra požiūris toksai dalykas. Jeigu aš nemačiau, aš tiesiog nešvilpiau, nes iš blogo kampo, iš vadinamo to closed look, tu negali teisėjauti. Ir jeigu yra teisėjas su open look, su atviru matymo kampu ir jisai sušpia faulą, tą pražangą, tai yra du dalykai. Arba aš jam esu labai dėkingas, kad jisai, kaip pasakyti, ne aš, bet visa ta mechanikos trijulė yra labai gerai, kad buvo sušilta pražanga. O jeigu ta pražanga jisai sušilpė, kurios nebuvo, tai vėlgi čia ne mano problema. Jau prasideda. Ta prasme, čia yra kolega, kuris galbūt matė, bet negerai matė ir tas sprendimas nėra. Tai tokių asmeniškumų, kad tu man sušlipiai čia kažkur, šalia manęs ir tą, bent jau iš mano pusės, tai visiškai tikrai nėra. Nes čia vėlgi, kaip tu tą žiūri tą situaciją. Tai va čia, aš manau, kad čia nėra bet mes bandom daryti tas paprastas taisyklės, kad jeigu kažkoks neaiškus momentas, pražanga, nepražanga, mostas, nemostas, tu bandai niekada nelysti į tą situaciją, nes ko gero, nes yra toks pasakymas, blogiausias teisėjas savo pirminiai atsakomybės zonoj yra geresnis teisėjas už geriausią teisėją, kuris švilpia iš savo antrinės atsakomybės. Suprantat mintį? Tai labai daug yra tos rizikos. Tai va čia ir tą pagalbą ateinam ten, kur mes tikrai aiškiai matom, kad jinai reikalinga ir va ten reikia ten sušilti. Nes aš atsimenu vieną situaciją, stoviu aš centru, už mane stovi treneris ir kitoj pusėje ten matosi, kad toks užsimujimas, tas puolėjas, kuris turi kamuolį, dar taip sukrito. Ir atrodo, kad ten taip su kuvalda jau ten davė, jau ten atrodo, kad jisai ten nukris ant tos žemės ir ten, atrodo, kad didelė pražanga. Treneris irgi taip sako, pražanga. Tai sako, treneriui iš mūsų pusės gana sunku tai matyti. Tokia komunikacija. Ir po rungtynių kažkaip mes pakabėjom tą epizodą, o tas teisėjas, kuris ten buvo, sako, ne, ten, sako, tiesiai per kamuolį pataikė. Ir aš po to žiūriu tą video, ir taip ir yra ten, tiesiai per kamuolį ten pataikė. Bet iš to kampo, kur tu stovi, atrodo, kad ten, pražanga, nežinau, 100%. Tai va, jeigu tokio dalyko tu nepasitikėsi tą kolegą, tai tada tu tiesiog, sutrukdysi tą visą mechanizmą. O buvo dar pirmas klausimo dalis apie tą komandos būrimą. Tai aš manau, kad irgi pati rungtynių pradžia, čia galima labai paralelę duoti ir komandai. Kaip komanda visi dalinasi kamuoliu, visi pajaučia ritmą, į komandą geriau žaidžia. Taip pat ir teisėjai. Jeigu ateinam teisėjauti, teisėjų solo pasirodymai jau tikrai yra praeitis, tai tu vienas neišgyvensi. Ir pati pradžia rungtynių visiems reikia pajusti tą ritmą. Tai visiems reikia, kad kiekvienas teisėjas pajustų tą ritmą, įeitų su geru švilpuku, gautų tą gerą švilpuką, kad pajaustų tas rungtynės, nes jų visų trijų reikės, kai rungtynės eis į galą ir kai bus labai svarbu. Jeigu tik kažkoks teisėjas pradės po visą aikštę, kaip pasakyti, teisėjauti ir rinkti visus tos sprendimus, tai gerai, galbūt jie bus ir teisingi, bet tie du teisėjai nepagaus to ritmo, nesijaus komfortabiliai ir nėra, kaip pasakyti, ir ta komanda nebus tokia stipri, kaip jinai galėtų būti. Tai manau, kad čia labai daug tokių sąsajų ir su krepšinio komanda yra. Ir, kaip pasakyti, aš manau, kad visą laiką yra gerai, jeigu prie tavęs kiti teisėjauja geriau negu jie įprastai teisėjauja, taip sakyčiau. Tai va tada didžiausias malonumas yra. Tai lygiai tas pats, aš manau, kad ir krepšinio komandai, kai būna šalia kiti gerai žaidžia irgi. Tai va čia irgi, manau, kad tikslas turėtų būti tam teisėjame lygiai toksai pat. Tai jeigu konfliktai iškyla tarpusavį, tai jie iškyla dėl to, kad švilpukus atima vienas kitam, ar būna kitokių situacijų? Nelabai tų konfliktų, aš asmeniškai galiu pasakyti, neturėjęs, aš, pavyzdžiui, net per savo visą karjerą, kad būtų dideli konfliktai. Kažkas kažką pasakė, bet pirmas dalykas, turbūt aš nekonfliktinis esu tam, tai vienas dalykas ir aš tengiuosi, kad prie manęs, jeigu kažkokie jau prasideda, tai tu ką nematei, tai sakau, vyrukai, tai ne taip mes bendrausim. Tai visą laiką bandai kuo greičiau nuleisti tą, kaip pasakyti, tas diskusijas ir žiūrim, sakau, kas bus, kaip pasakyti, vėliau, ateityje, kas bus antroji pusė, ir žiūrim, kas vyksta, kas buvo. Tai va čia tada.
Koks tavo požiūris yra į peržiūras? Nes aš toksai, žinai, žiūri rungtynės, dabar jau eilę metų jau yra, nežinau, kuris sezonas dabar jau peržiūros, trečias, Ne, ketvirtas manau, sezonas? kad ilgiau. Manau, kad čia Daugiau, ne? Bet daugiau. taip toksai gaunasi, aišku, pakeitimai visą laiką būna, kas sezoną, ką gali peržiūrėti, ką negali peržiūrėti, bet man toksai labai dinamika pakeitė viso tų situacijų. Tiek rungtynės kažkiek tai ištempė į ilgį, jos tampa ilgesnės, nes tos peržiūrų daugiau ir tos ilgesnės, kol tu nori užsitikrinti tam tikrą sprendimą, bet ir suaštrina situacijas tiek fanams, tiek treneriams, tiek žaidėjams, tas emocijas sukelia, paskui gal dar iš tų emocijų dar kitos emocijos atsiranda, tada tokia dinamika yra, kad emocija ant emocijos gaunasi. Man toksai, aš iš intuicijos dabar sprendžiu ir aš taip matau, kiek aš žiūriu ir gyvai arba per televizorių. Ir Ir tokia situacija, kad norėtųsi, kad būtų ketvirtas teisėjas, kuris sėdi tenais, pažiūri ir tam up, tam down ir tada kuo greičiau vienas žmogus priima sprendimą, kad ne visi įsijaustų į tą situaciją ir tada toks įgaunasi, nu, žinai, tu jau faktiškai jau jauti, kad ten kyla tos emocijos, kuo toliau, to daugiau. Tai man atrodo, kad Amerikoje yra ten tie replay centrai, ten, kur dirba tie žmonės ir jie ten iš karto lengviau viską tą pažiūrėti. Aš manau, kad technologijų ignoruoti negalima, bet randant tą tinkamą balansą tarp teisingumo ir tų emocijų neišsklaidimo. Aš manau, kad ypatingai galbūt net daugiau futbole tas didelis yra emocijos išsklaidimas, nes, pavyzdžiui, įvartis sukelia labai didelę emociją. Taip, nu, visam tam. Ir kartais dabar būna tas įvartis, vieni džiaugiasi, kiti sako, pala, dar pažiūrėsim varą, ar čia tikrai. Ta prasme, to tokio bendro, to didelio impulso emocinio, jisai išsisklaido. Ta prasme. Tai va čia yra galbūt tas, kur nukenčia sportas dėl tų emocijų to išsisklaidimo. O grįžtant prie mūsų SPS tos sistemos, aš manau, kad nu, ją naudoti reikia, bet manau, kad visi mes dar irgi ieškom to optimaliausio varianto. Ir galbūt kuo mažesnis galbūt naudojimas per tas 38 minutės, galbūt didesnis fokusas būtų į tas paskutinės 2 minutės, ten, kur sprendžiasi, nu jau paskutinės tie nugalėtojai. Gal aš manau, kad gal taip galėtų būti, bet aš manau, kad nu, tiesiog dar visi, kadangi tos taisyklės keičiasi kiekvienais metais, tai reiškia, nu, visi tiek treneriai, tiek teisėjai tam yra dar procese. Nes aš manau, kad visi girdi, visi teikia savo, nu, kaip pasakyti, pastebėjimus ir pasiūlymus. Tiek treneriai, tiek ir komandų vadovai, tiek ir teisėjai. Tai aš manau, kad tas yra tam SPS, aš manau, kad yra ta bendra atsakomybė. Nes teisėjai tiesiog naudojasi tom gairėmis, kurias jie turi taisyklėse. Ir jie išnaudoja tą visą kitą tą dalyką. Nes, kaip pasakyti, jeigu tu galėjai pažiūrėti ir nežiūrėjai, arba tu pasižiūrėjai blogai, o tai ką tai reiškia blogai, kad tu turi vis tiek nu, pakeisti tos matymo kampus, nes iš vieno kampo vienaip, iš kito kitaip, ir ten, aišku, jinai užtrunka tą peržiūrą, bet jeigu tokias yra gairės, tu tą ir darai, bet dėl to viso SPS kūrimo, aš manau, kad nu, visi yra atsakingi, o po to jau mes tik naudojam tas, kas yra nu, parašyta taisyklės. Jo, bet čia tas yra, kur irgi kaip aš matau, žinai, mes visą laiką visi apsikeičiam nuomonės, visi su savo teisybėm, ne? Teisybės turi Taip, iš taip. savo praeities, iš savo traktavimo situacijų ir taip toliau. Ir toksai gaunasi, kad čia yra labai tokia riba, jeigu ten pagal tas taisyklės, ne pagal ne šabloną, bet pagal tas eini taškus, ką reikia padaryti, toksai jau, man jau beveik gaunasi kaip šou, ne? Toksai gaunasi dabar čia, dabar tą daro, dabar tą, dabar taip. Ir tu jau matei, jau viskas, viskas, nusprendžiame, Taip. tada ten užsitikrinti 120%, nėra tobulo, dar paklausiu tavęs irgi, kas yra tavo elitinis tobulas teisėjas, bet nėra tokių, nėra trenerių tobulų Nėra. sprendimų, bet jeigu tu matai, kad čia dabar žmoniškas faktorius, jau žinai dabar, kad eiti per visą tą prizmę ir tada ten daeiti iki tam tikro sprendimo, kad tu gali pasakyti, nu, švariai mes dabar čia padarėm savo darbą, padarėm pagal tą visą
knygutė ir dabar galim ramiai sau gyventi. Ir jau, žinai, kad sprendimai būtų greitesni ir adekvatus, tai čia jau kaip ir standartas turėtų būti. Nu, aš manau, kad pastaba gera ir tas greitis tikrai nu, reikalingas. Ir bet to pačiu užtikrint gerą tą sprendimą. Tai vasku, tą balansą randant, žinoma, būtų gerai. Buvo vieną istoriją papasakosiu, kur dabar buvau River Plate rungtynėse Buenos Airese ir buvo tokia situacija, kur nu, spyrė ir lygtais įmušė, džiaugiasi, jisai vienas džiaugiasi, jie toliau žaidžia ir niekas net nenušvilpė. Nu, gerai, tas stovi, nenušvilpė, ten paskui kamuolys jautą ir sako, nu, peržiūrė, ne, varas, ten pažiūrėsim. Pažiūrėjo ir tada pasirodo, kad ten kamuolys jau buvo perėjęs liniją, Linija, ten ne? jo ir šitas vartininkas ištraukė kamuolį ir nematė tiesiog teisėjai ir viskas, dabar peržiūrėjo, nu ir golas. Ir dabar džiaugis, po 2 minučių dabar džiaugis, tai jisai tiesiog stovėjo ir viskas, golas. Tai Tai taip ką aš irgi sakau, va čia tas yra emocijas išėjo. emocijos išsklaidimas, taip sakyčiau. Taip, jo, jo, jo. Gerai, iki šiol dar, jeigu dabar rungtynių metu dar paskutinį dalyką, kas tau iki šiol yra sunkiausia paimti sprendimą ir sušvilpti, ar ten, kur sunkiausia situacija pamatyti ir ar teisinga ar neteisingas švilpukas. Aš Latviševas pasakė, aš pasakysiu, ką jisai po to pasakė, koks jo buvo atsakymas. Bet, žinai, kartais būna tas toksai anticipacija švilpukui ir paskui nes tu galvoji, kad dabar bus ten, ar negali būti tokios anticipacijos. Ir, žinai, pagal veiksmą jau geriau vėliau nuspręsti, negu anksčiau nuspręsti. Taip. Bet kas tau iki šiol yra dar toksai, kur, nu, blemba, šita situacija man visą laiką yra sunkiausia. A, vat ta anticipacija, kad ten, pavyzdžiui, kad kaip pasakyti, kaip nepadaryti to greito to švilpuko, tai greiti švilpukai dažniausiai būna kurioj pozicijai? Po krepšiu. Nes veiksmas būna arti, dideli kūnai ir labai greitai viskas vyksta. Ir jeigu tu, mes kai sakome, jeigu turėsi orą pas save burnoji, va čia jau švilpukę, tai jisai greitai ir išsipūs, pup, ir iš karto ir pabėgs tas sprendimas. Jeigu tu laikysi orą žemai, kažkur ten pilve, kaip sakoma, išsitrauki šilpuką, išpūti visą orą ir tada išsitrauki, tada, kol tas oras daina iki čia, o gal ir nereikia to šilpuko. Ir jisai Mm. grįžta atgal. Tai čia vienas toksai tipsas, kaip bandyti išvengti tų tokių šilpukų. Bet grįžtant prie to, va, koks momentas yra tas sunkiausias, tai kai komanda ginasi agresyvų stepautų ir labai naudoja tos pagalbos gynėjus, kurie apačioje atmuša tą aukštą žaidėją. Arba tada žaidėjas veržiasi, pramuša tą gynybą ir ateina su kamuoliu, arba aukštas žaidėjas leidžiasi žemyn, gauna kamuolį ir tada ateina pagalbos gynėjas. Ir jisai būna prie to pusę apskritimio ir tada tas būna toks taip didelis susidūrimas. Ir kas kaltas dėl to kontakto? Puolėjas, gynėjas, kamuolys buvo išleistas iš rankų, neišleistas. Ir va čia yra, manau, kad tie sunkiausi momentai teisėjų teisėjaujant, nes vienas dalykas, ką pirmiausia tu turi bandyti daryti pagal savo tą teisėjimo techniką ir discipliną. Pirmas dalykas, kai tu matai, kad ateina gynėjas, nežiūri kamuolį, o iš karto nuspėjai, kuris tavo bus antrinis gynėjas. Mm. Antrinis gynėjas tas, kuris tagins apačioj tą aukštą žaidėją. Jeigu tu žiūri tik tai į kamuolį, tas žaidėjas ateina čia, tave nustebins kontaktas ir atrodys, kad du nukrito ir kas čia buvo, tas bus paskutinis momentas tos rungtynės. Jeigu ten matai, kad ateina ta, bet iš karto akimis žiūri antrinį gynėją, jau tu turi laiko, tu laimi jau sekundę, pusantros, kad tavęs galbūt tas nenustebins. Tada dažniausiai iš kur atsistoja? Ties pusę apskritimi. Taip? Tai pirmas dalykas, ką turi matyti, tai kur kojos. Jisai viduj arba ne viduj, nes labai daug priklausys nuo to sprendimo. Tu matai tas kojas ir kada jisai pasistatė. Ir dažniausiai, kada pasistatė, ar gynėjas jau buvo pakilęs ar nebuvo, tai lemia vienas frames. Būna ir taip. 2 frame'ai maksimum. Tai yra 0,6 sekundės. Ta prasme, tarp tų žaidėjų. Ir tada kur kontaktas ir kaip tas gynėjas ar juda ar ne. Tai va čia yra, ir tada tu sprendi polėjai pražanga, gynėjai pražanga, kamuolys buvo išleistas ar nebuvo, nes jeigu išleistas, tai 2 taškai ir eini mesti 2 baudos metimus, jeigu yra daugiau negu 4 pražangos komandinės. Tai vienu momentu maždaug 4 ten tos dalykus turi žiūrėti.
Ir va šitie, manau, kad momentai yra patys sunkiausi būtent iš to teisėjimo, ir nes jis labai didelis. Ir, ir, ir kaip pasakyti, jis labai svarbus tiek A komandai, tiek B komandai, kaip bus nuspręsta. Tai aš manau, kad šitas dalykas yra. Čia geras, čia toks, ir teisėjai irgi žiūri help side, reiškia. Jo, tai tas, Čia, tai čia, žinokit, pats sunkiausias teisėjimų tas dalykas, tai ten metimas iš tritaškio, tai up, down, rebound, šitas yra lengvesnis negu ten tie taginimai, nes jie dažniausiai dar dažnai būna ir off-ball situacijose, kur atkerta tos didelius žmonės, tai va šitas situacijas, jo, įdomias teisėjimai. aš užsirašiau dar, kad nepamiršiu, nes trys dalykai krito į akis. Tad Eurolygos taisyklė biškai pasikeitė ties to, ne? Nes dabar, kad turi būti, gali užteks, jeigu jau bus virš linijos koja, Taip, ne? anksčiau būdavo kaip futbole, kaip pasakyt, linija yra ir oro Taip. eina, nes jeigu tu esi užmynęs ir pakėlė tik kulnus, tai tu nesi išlipęs iš to semicircle, bet FIBA pritaikė tas, kad jeigu, nu, pritaikė kaip, kad vertinimas yra kaip visų linijų, kaip ir autos. Jeigu tu ant auto užmynęs, bet pakėlė tą kulną, tai reiškia, tu nemini linijos. Tai lygiai tas pats dabar yra su ta linija pusė apskritimio, kad jeigu tu pakėli kulnus, tai reiškia, tu esi out. Nu, esi jau nebe ten. Tai va šitas yra pasikeitimas tose taisyklėse. Ir Oleks sakė, jam vis dar sunku švilpti autą. Autas ar ne autas? Tai užžibiai tikrai sunkus ir, kaip pasakyti, anksčiau būdavo taip, nu, tas, kuris muša, realiai nuo to nueina. Bet jeigu ten pradedi žiūrėti frame by frame, tai tas, kuris muša, į dar kažkur ant pačio galinio momento yra kažkoks toksai, nu, rankų pabraukimas. Tai va čia yra, nu, nėra lengva per šitas momentas irgi, aš sutinku. Ir pamatyti, nuo ko išėjo, bet reikia matyti. Jo, aš Bet tas, dažniausiai apsigaudavau su auto, sorry, nutraukiau. ne, Su, viskas tvarko. su auto, kaip aš sėdėdavau ant suoliuko ir tada žiūri į kitą pusę ir matai, kad labai su šviesa gali apsigauti, nes tau iš kitos pusės taip atrodo, kad užmynė, ar ten ant tritaškio linijos, ir tavo kitoj pusėje aikštės, ar ant auto, ir tau atrodo, kad užmynė, bet paskui ir taip, žinai, ar challenginti, ar nechallenginti, nes ten buvo, ir paskui pamatai, peržiūrėjau, sako, nu, nes man vieną kartą buvo su Mesina, kai dirbom, sako, ar tikrai užmynė. Nes aš dabar, jeigu jisai eis su teisėju ant konflikto, tai čia bus mano kaltė, jeigu jisai neužmynė, žinai, ir aš tai tada taip sakau, gal ir ne, žinai, aš nenorėjau, nes taip iš mano pusės atrodo, kad galbūt užmynė, bet ta šviesa ir tas batas ten, nu, Nu, nesakysi, jūs kad labai gerą, iš tikrųjų, dar vieną dalyką tokį palėtė, tai dėl tų linijų ir galinių linijų, arba šoninių linijų, arba tritaškių linijų, iš kurio kampo tu žiūri, labai atrodo, kad iš vieno kampo atrodo, kad jau ten yra, kai batas labai arti, kad yra minimas, jau iš kito kampo, dar kartą važiuojant visiškai iš kito kampo, yra tam tikra dalis, atrodo, kad nemina. Nu, tiesiog nemina. Tai labai iš skirtingo kampo ir pozicijos, kai žiūri, tas atrodo visiškai skirtingai ir man net nereikėjo sakyti, manai, nes jūs tą pats ir pasakėt. taip, taip, dėl to tada ir tada, jeigu ne tavo zonoje autas, tai ten tikrai ne tau švilpti yra, tai tau tai kitas teisėjas, kur savo zoną jau čia yra kaip ir e, pagal akių matymą, jau čia yra pagal, ne, Pagal kampus. pagal Pagal kampus. kampus, jo. Ir dar paskutinį dalyką, su to geras life hackas yra su oro išlaikymu biški. Ir tai kas čia tokia darysiu privačią reklamą, kas nori užsiimti Wim Hofo metodą, nes Wim Hofo metodas yra kvepavimas, bet jau agresyvesnis ir užsigrūdinimas ir paskui su šaltu dušu, tai eikite į Wim Hofo meditą pas mano pusseserę. Vienelis Pankai, Ignė Degutytė, užsiregistruokite pas ją. Išmokins Super, super. kvepuoti ir atsparumą ir imuninę sistemą biški lavinti. Nu, aš manau, kad visose konfliktinėse situacijose arba tos situacijos, kurias jau, nu, kai kyla tos emocijos, visą laiką aš savo sakau, lėtink save. Tu turi lėtinti save. Nes viskas atrodo, kad vyksta greičiau, jeigu tau taip atrodo, tu turi lėtinti save. Ir tada tie žaidėjai šiek tiek sulėtėja. Šiek tiek sulėtėja. Ir jeigu dar ir komunikacijai su treneriais, nu, jeigu kažkoks konfliktinis tas momentas ar kažkoks,
manau, kad reikia lėtinti save ir tada gali iškomunikuoti tai, ką tu nori pasakyti. Nes nereikia bandyti kuo greičiau kažką pasakyti. Mhm. Reikia bandyti save lėtinti ir tada ta komunikacija būna aiškesnė. Aiškumas yra, nu, labai tas svarbu. Žinot, gaunasi kartais kaip gaunasi, bet, bet reikia bandyti. Tai einam į porungtinių fazę. Kaip tu dabar, jeigu išeini ir tas lėtinti save labai geras yra kaip ir raktažodis, kaip tu save po rungtynių nulėtini, aplėtini, biški apramini, ką darai, kad tas emocijas biški žemyn nuleisti, nes yra tikrai įtemptas darbas, žinau, kad treneriai, žaidėjai, kaip sakai, adrenalinas iki nakties, miegas, tai kokius veiksmus tu ėmė, kad kažkiek tai apraminti? Kažkokių tokių, galėčiau sakyti, kad tokių specialių dalykų nedarau, tiesiog jau tas laikas būna jau po rungtynių, jau ten, kaip pasakyti, momentas po rungtynių, kai jau ten kažką dar apsitari su kolegom, tam tikrus momentus nueini į dušą, kaip pasakyti, grįžti, pradedi dėliotis tos daiktus ir tas toksai automatinis toksai gaunasi šiek tiek raminimasis ir žinai, kad tas darbas atliktas ir viskas. O po to turim tam tikrus dar aptarimus po rungtynių kartu su komisarais. Tai va, o grįžti į viešbutį, kartais dar ir pasižiūriu tą pačią dieną tas rungtynės kažkiek, tos momentus. Bet dažniausiai tą kitą dieną žiūriu. Nu ir dažnai būna ir tą pačią dieną. Bet aš manau, kad gal nėra labai produktyvu tą daryti, bet būna ir taip, tai neslėpsiu. Tai norisi kuo greičiau, aišku, ir pasižiūrėti ir tą video, ir kaip ten viskas atrodė, nors tu daug dalykų jauti ir taip po rungtynių. Taip, nu, ant emocijų kartais gerai, kartais blogai žiūrint, ką, žinai, gal vieną situaciją norisi pažiūrėti, kad savo Taip, biški ramiau būtų, bet rungtynės gal ne visas. Ir apie statistikas pakalbėsim, pasidalinsiu mano skryną, mano sponsoris probalas.com ir pažiūrėsim, pasiklausiu tavęs, į ką kreipia dėmesį, matai ekraną, ne? taip matau. Į ką kreipia dėmesį po rungtynių teisėjams statistikos irgi svarbios, nesvarbios. Tai čia mano sponsoris probalas.com apriepia visą pasaulio statistikas, kas yra nerdai, kas norit gilintis, Mhm. gali savo komandos žaidėjus užsilaikinti ir tada visą laiką išmes statistikas. Tai mes dabar imam paskutinės rungtynės, kur teisėjai tai Rytas Neptūnas, ne? Taip, čia prieš Ir keletą. Mhm. prieš keletą dienų, rugsėjo 21. Boks skoras šitą pas mane su blokeriais, va. Ir dabar, jeigu žiūri į rungtynės, kas tau ar teisėjams apskritai krenta į akis ir į ką jūs norit šiaip žiūrėti, priklauso turbūt nuo rungtynių, ne? Ar ten buvo fizinės, ne fiziškos rungtynės, kokie faktai svarbus. Manau, kad dar svarbiau yra pasižiūrėti kartais tas statistikas yra prieš rungtynės. Ir gal pasakysiu, ką atkreipiam dėmesį, bet yra, pavyzdžiui, statistikos tokių dalykų, kur, nu, jie kartais meluoja, kartais nemeluoja. Tai, nu, jeigu dabar pasižiūrim, kaip treneriai dažnai mėgsta skaičiuoti tas pražangas, tai čia buvo kiek čia plaukit, 22 ir 22. 22, jo. Jo, bet iš tikrųjų tai kartais ir meluoja ten tie statistika, nes labai priklauso nuo to, kaip komandos žaidė ir kokį jie tą, kaip pasakyti, kokiu stiliumi jie žaidė. Galbūt viena komanda net, kaip pasakyti, nedėjo pastangų gintis, o kita komanda gynėsi ant pražangos ribos ir gavo daug pražangų, o kita komanda negavo tų pražangų. Po to viena komanda tritaškius remiasi krepšiniu, kad tritaškiais mesti ir išmetė daug tritaškių, kita komanda viską verčia po krepšiu, duoda žaisti ant tuselio ir po krepšiu turi didelius žmonės ir ten yra, kaip pasakyti, daug pražangų, daug baudos metimų ir visa kita. Tai ta statistika gal, kaip pasakyti, remiantis nelabai ką per daug ir matysi. Reikia žiūrėti tik tas pačias rungtynės ir kaip buvo tas rungtynių vertimas. Bet kas svarbu, vienas toks aspektas, aš manau, kad offensive reboundai komandos yra tikrai svarbu. Ir statistiniai, tai reiškia, kaip komandos lipo ant kamulio, taip sakyčiau. Ir, Mhm. ir vienas dalykas, jeigu viena komanda eina ant kamulio, tai kita komanda juos boksautina. Tai automatiškai atsiranda
kontaktinių situacijų, kurias reikia vertinti. Tai arba viena ta komanda, kuri lips ant kamulio, galbūt darys nelegalius dalykus, arba ta besiginanti komanda, jeigu praras koncentraciją, tai dažniausiai irgi tada gali imtis nelegalių veiksmų. Tai tos kovoje dėl kamulio tos situacijos yra teisėjimui svarbios ir kartais jos yra sunkios. Tai va čia reikia atkreiptintas dėmesys, ar komanda mėgsta lipti ant kamulio, ar meta ir grįžta į gynybą. Bet Europoje taip nebūna. Čia labiau, nežinau, Benai, jūs gal pasakysit, man kažkaip labiau NBA stilium būna, kad metimas ir grįžimas atgal į tą. Europoje visi meta, visi lipa ant kamulio. Aš kaip sakau, Taip, taip. metimas ir keturios poros žudo vienas kitą. Bet NBA, jeigu lipsi ant lentos kiekvieną kartą, tai tikrai kokius 3-4 susirinksi tikrais per tą effortą, ekstra effortą, nes nu, kaip ir sakai, Europoje tas žaidimas yra fiziškesnis, tas possessionai yra daug didesnis vertės nuo pat pradžių, nuo pirmų possessionų. NBA Mm. tada taip į rungtynių galą viskas jau kaip atletai pradeda žaisti, tada jau ačiū viso gero, bet tas yra įdomus dalykai ir dėl baudų norėjau pasakyti, irgi jeigu ten komanda pralaiminėja į galą, tai vis tiek baudos kažkiek, tai tas baudas irgi Taip. susirenka į galą, tada irgi tą iškreipia tą vaizdą, nes tu turėjai baudoti, kad kažkiek tai baudas priversti mesti, tada sulėtinti tą žaidimą, paskui taip susilygina, iš tikrųjų Nu, tai vat, taip kaip pasakyti, va jūs benai, nu, atsakot irgi tos klausimus. Jeigu būna tie skirtumai, kad ir baudų, tai aš nesakau, galbūt ir buvo blogas traktavimas, nu, ten to dalyko, bet, bet kaip jūs sakot, benai, ne rodiklis, kad buvo blogas teisėjimas tai, šitam dalykui. Tai aš ir galiai, jeigu subaudavo 3 kartus ir 6 baudos metimai paeiliui, tai irgi tas iškreipia tą dalyką. be Aš abejo, manau, kad be reikia abejo. bendrai žiūrėti ir plačiau, kaip tas vyko, o ne statistikom. Be abejo. Kas tau yra, kaip, jeigu po rungtynių dabar, jeigu taip žiūrėtum teisėją, ne, apibūdintum ir dabar, nu, superinis teisėjas, tai tokie dabar, tarkim, top 3 charakteristikos arba top 3 ramšiai gero teisėjo. O kaip ir sakiau, minėjau prieš tai, aš manau, kad tas, kuris moka suburti komandą ir įtraukti visus, abu du teisėjus, du kolegus, abu partnerius, su kuriais jis teisėjauja, ir kad jie jaustųsi gerai, nes mes įprastai kada gerai teisėjavom, mes kai jaučiamės gerai, čia bet kurioj srity, kai tu jautiesi gerai, tu gerai teisėjauji, tai kad kolegos gerai jausiasi, tuo pačiu žino tas situacijas, kurios galimai kelia rungtynių valdymui problemų, anksti nuskaito tas situacijas, kurias, nu, jos bus probleminės ir aš manau, kad ir užkerta kelią tom problemom, komunikacija, prevencija, galbūt kartais ir reikalinga ten ta techninė pražanga laikų ir vietoj, kad kuo greičiau visi fokusuotųsi į, į žaidimą ir į patį krepšinį. Ir aš labai esu girdėjęs vieną tokį gerą pasakymą, niekas nėra aukščiau negu krepšinis. Tai man tas labai patinka tas dalykas. Niekas nėra aukščiau negu pats krepšinis, nei teisėjas, nei bet kuris kitas asmuo aikštelėje. Tai va, tai tos savybės ir kad jisai numato, kas vyksta ir sprendžia tos dalykus, tai aš manau, kad va čia. Ir plus, aišku, tas kokybinis turi būti labai stiprus ir kokybiškai teisėjauti. Nes tik rungtynių valdymą daryti, bet jeigu sprendimai nėra geri, tai irgi netrodo gerai. Taip sakyčiau. Tai man atrodo, va tokios savybės siektinos. Kartais gal, nu, va tokie aš taip įvardyčiau. Jo, man kaip vat, komunikacija turbūt aukščiausia visko būtų, nes esu patyręs irgi Vokietijoje, kur užkerta kelią, net nenori kalbėti, net vengia ir neturi jokio atsakymo, nes ar bijo, ar kompleksai kažkokie, ar nenori prisipažinti, ar nemoka komunikuoti, negali diskutuoti, nes yra tas kažkur tai tas, tu su treneriu, kaip tu kalbi, tu turi kažkiek tai turėti irgi tada tą suvokimą iš trenerio pusės ir tada suprasti, kad tu gal kažkam neteisus, tada su ta reakcija tada dylinti ir toksai yra tas komunikacijos, atviras komunikavimas ir kaip sakai, ir jeigu buvo bauda ir aš nemačiau, tada pasakai, aš nemačiau, kad buvo Taip, praleista nu, bauda. Ane? tiesiog tu pasakai savo tą, kad, nu, ką tu matai iš savo tos pusės. Tai, Taip, bet
ignoravimas irgi tam tikras komunikavimo kanalas, šiaip tai sakyčiau. Irgi, Non-verbal, ja. jo, tai nesakyčiau, kad kartais tas irgi gana gerai, nes, nu, tuo momentu galbūt ta komunikacija šiuo metu yra tiesiog nebūtina arba jinai prie nieko neves, nes kiekvienas galbūt tam yra per karštam momente ir papildoma tas intervencija tik tai gali būti padidinti tą, nu, karštą momentą. Tai aš manau, kad irgi reikia atskirti, kur sukomunikuoti reikia, kur svarbiausia yra pagarbiai praignoruoti kartais ir tiesiog sakyti, kad nu, mes dabar turim fokusuotis į teisėjimą, nes padarysim dar daugiau klaidų. Nu, va čia tas yra, tai sakai, pagarbiai ir man tas yra, kad aš žaviuosi iš tikrųjų kaip teisėjai pagarbiai ir, nes kaip treneriai kalba ir kaip teisėjai kalba yra du skirtingi pasauliai, ne, kaip vienas su kitu kaip kalba. Ir toksai gaunasi, kad nemačiau teisėjo, kad eitų atgal kažką rėkti, žinai, ar kažką sakytų. Žinai, toksai, gal pakelia toną arba sako kažką, arba nu, tiesiog techninė ir viskas, man čia nereikia klausyti, tai ramu. Bet nematau, niekada nemačiau. Ir tikrai dabar tai reiktų ilgai pagalvoti, kad teisėjas atgal rėktų ar sakytų kažką garsiai treneriui, kad būtų toksai jau žinai, aštrinė situacija. Ir vis tai, kad toksai gausi, nu gerai, techninė, gausi ir viskas, tada ramu man ir tada važiuojam toliau. Nu, čia gal, sakyčiau, gražus komplimentas į teisėjų pusę, taip Taip. sakyčiau. O kitas dalykas, nieko nėra asmeniško krepšinėje, taip sakyčiau. 40 minučių visi yra savo rolėse. Ir visi turi tą spaudimą ir visi bando tam tikrus dalykus, kad jie galėtų pasiekti tam tikrą tą rezultatą. Bet niekas, kad ir kaip pasakyti, kažkas ten, nu, kažką tau pasakė, ar kažkas ten, ir ta situacija, pati situacija yra verta nuobaudos arba techninės pažymos, bet niekas nėra asmeniško. Mhm. Mano visą laiką toks požiūris. Ir baigėsi rungtynės, nieko tu nepriimi asmeniškai. Benai, aš, pavyzdžiui, susiduoju teisiausiu, aš jums kažkada, nu tai, kaip pasakyti, gal duosit man ten to spaudimo ir reikės ten ir komunikacijos, ir galbūt kitų tų priemonių ir visa kita, bet tai visiškai nebus nieko asmeniško, nes baigsis tos rungtynės ir viskas. Ir kitos rungtynės, o tu ateini ir neturi turėti nieko asmeniško, taip sakyčiau. Nes Taip, jeigu tik tai kaupsi kažkokį dar ten tą, tai tavo pačiam teisėjimui tai kenks, aš taip sakau. Ir tu nukentėsi tik tai pats nuo to dalyko. Tu turi žinoti, kaip suvaldyti situaciją, tu turi žinoti, kad tas rungtynių valdymas būtų kuo geresnis, kartais tas pavyksta geriau, kartais tas pavyksta blogiau, bet tuom viskas ir baigta. Niekas neturi niekada, aš niekada visą galvoju, kad niekas neturi nieko asmeniško, taip sakyčiau. tai man techninė turėk rezervė, nes aš turėjau, kaip tėvas vieną kartą buvo pasiruošime, dar Vokietijoje buvau, išvažiavo, aš turėjau pasiruošime būti virt. Iš karto galvojau techninį, nes aš mačiau jau teisybę, neteisybę ir man viskas jau nebesusilaikiau. Tai aš Aš jau tai turėk. atsimenu, kad buvo vieną kartą, man atrodo, Lietuvos rinktinė ir kažkaip liktai buvo pasiskirsti į komandas ir jūs buvote vyr treneris ir mes teisėjavom. Tai aš atsimenu, o, Benas aktyvus. Bet žmonės nemato to, žmonės, žinai, kaip treniruotėse yra žaidėjai, matė mane aktyvų ar įniršusi. Šiaip kaip žmogus, aš, žinai, kaip aš irgi nenoriu konfliktų, bendrauju, kažkaip tai bandau su šypsena visą laiką vis tiek prieiti prie visko. Bet kaip atsiranda varžymasis ar competitionas ir tada gaunasi, kad jau kovoji už pergalę, už teisybę, už tą, ką tu nori, už tos savo vertybės, tai tada jau vis įsijungia, toksai lengvai sakė, kad žvėriukas toksai išlenda. O apie ką aš va tik aš nekėjau? Nu, tai čia yra rungtynės, rolė, ta prasme, ir tas gardas, tai Taip. žmonės tampa kitokiais ir po to, o baigėsi tas rungtynės ir baigėsi tie kiti dalykai. Tai aš manau, kad va, taip tą reikia suprasti ir teisėjai tą būtinai turi suprasti. Ir Ir taip, taip. Ir laimėjau tas draugiškas rungtynes. jo. Norėjau Taip, iš tikrųjų ir pabrėžti. laimėjot, aš atsimenu tas. Gerai, važiuojam į paskutinę dalį, eiti jaustą, kadangi aš tau derinių gal nenubražysiu, bet aš tau tada Taip, greitus švilpukus pavadinsiu. Gerai, gerai. greitus švilpukus. Kažkas asmeniško apie tave, ką mes Google nerasim. Mėgstu Nidą, myliu Nidą. O. Em,
Kurios šalies vietinį krepšinio lygą norėtum teisėjauti apart Lietuvos? Jeigu turėtum galimybę ir norėtum vietinę lygą kažkurią teisėjauti, kurią tau būtų įdomiausia? Atsakymas paprastas. Jeigu mes vertinam Europoje kaip geriausią lygą Ispaniją, tai ten ir norėtum teisiauti, nes tu nori teisiauti geriausią lygą. Tai turbūt toks būtų atsakymas. Aš irgi būčiau sakęs, nes man ir tas krepšinis gražus, kaip jie žaidžia. Ir su to greita taisyklė irgi labai greitų įsimetimų faino žiūrėti. Tai kokį patarimą duotum savo jaunesniai versijai, tarkim, pradžioje karjeros dabar, dabartiniai situacijai duotum savo jaunesniai versijai patarimą? A, Nesivaikyk perfekcionizmo, taip sakyčiau. Nebūna idealių rungtynių ir to nebus. Ieškok, gal pasakyti, geresnio sprendimų procento, bet niekada nebus idealių rungtynių. Tai toks va bus patarimas būtų. Ant kokio skilso šiuo metu dirbi, ar kokį skilsą norėtum turėti, kurio dabar neturi dar? Ar tai būtų A, asmeninis ar profesinis, bet asmeniškas gal įdomiau. Asmeninis. Gal nuo ko pradėjom, nuo to maždaug ir baigsim. Tas balansas, tinkamas balansas tarp darbo ir šeimos, to laiko leidimo, bet galbūt labiau tas kokybinis laikas. Ne pats ilgumas, bet kokybinis. Tai aš manau, kad čia yra lengvesnis būdas. Dienoj nerasi valandų papildomai. Bet kokybiško laiko tu tikrai gali rasti ir tą, kaip pasakyti, padaryti. Tai va čia tikrai reikėtų to dar pasimokyti. Ir paskutinis klausimas, kuriuo aš visą laiką klausiu mano svečių, čia yra Tim Ferriso klausimas iš jo podkasto. Kuris yra tavo mėgstamiausias feilas, per kurį tu daugiausia pamokų įgavai, kur tu feilinai, bet tu žiūri atgal į tą feilą kaip ir nu, toksai blessing in disguise. Tai kur tau iš tikrųjų padėjo labai karjerai ir tau tas feilas tada iš tikrųjų kaip geriausia pamoka tapo. Nu, nesakyčiau, kad feilas, bet buvo tokia situacija, kai 27 metų aš buvau pakviestas į FIBA, gavau skambutį ir tada gavosi taip, kad po valandos man paskambino, sako, nu žinok, tu tam esi liste pats jauniausias, tai žinok, tave išbrauksim, nes ten reikia vieną kitą žmogų įdėti į tą sąrašą. Ir toks kaip ir feilas, nu kaip ir pasakyti, nu, kaip pasakyti, ir gal nusiminimas kažkoks, bet galiausiai ir taip gavosi, kad tą FIBA gavau dar 2 metų buvo tarpas, realiai. Bet per tos 2 metus LKL gerokai pagrūdino mane, sakyčiau, teisėjame. Ir dabar, jeigu reikėtų keisti tą situaciją, aš visiškai nenorėčiau tos keisti. Ta prasme, va, taip kaip buvo, taip ir labai norėčiau, kad taip ir būtų buvę. Ta prasme. Nes aš manau, kad ta situacija netgi man padėjo kaip teisėjimo to karjeroj. O feilas, dar jeigu grįžtam prie to feilo, tai labai manau, kad svarbu, kad, kaip pasakyti, blogas ar geras sprendimas, bet svarbiausia, kad tu jį priėmei. Kad svarbiausia neturėt baimės priimti sprendimą, taip sakyčiau. Labai gerai, very well. Ačiū tau, Gyti, labai už šitą pamoką, podcastą ir išvalgas apie teisėjo tiek asmeninį gyvenimą ir iššūkius, tiek apie profesiją pačią, tiek apie taktiką, tiek apie viską pakalbėjom, manau, labai. Aš asmeniškai įsigilinau, nes man labai įdomus ta dinamika, kaip esi išgyvenęs, tai žinai tikrai kurios dalykus ten, kur ten gal prieskonio, gal netgi daugiau yra. Bet Taip. ačiū tau labai. Man tikrai malonu pašnekėti apie tą krepšinį, kaip tokį, kaip pasakyti, įdomų dalyką, tai malonu buvo tikrai. Fainai, ačiū labai. Gerai, ačiū Jums visiems, kas prisijungė lietuviškam podcast'ui, tikiuosi mano lietuvių kalba buvo priimtina. Keletą žodžių ieškojau, galvojau, verčiau, neradau, bet viskas tvarkoja. Ačiū visiems, kad buvot, ačiū tau ir pasimatysim neužilgo. Ačiū, iki. Iki.